Nu tai kągi, sveiki visi vėl sugrįžę į mano kanalą. Ir iš tikrųjų, kaip matot, visų pirma, aš labai ilgą laiką nekėliau. Ir visi mano fanai galvoja, kur aš dingęs. Tai iš tikrųjų aš net nežinau, kol nustojau kelt. Bet aš sugalvojau sukurt naują pasaulį. Ir va, kai matom rašo šone, kiek laiko žaidžiau, 2 dienas. Bet aš tikrųjų čia tiek laiko žaidžiau per Creative ir bandžiau surast salą, kurioje gyvent. Ir va čia pasistačiau lovą, kad būtų mano checkpointas. Ir aš norėjau sukurti tokias serijas, kaip aš gyvenu saloj. Ir aš radau vietą, tai ir pradėsiu naujas serijas. Tai ir taktas, kurį iš savęs noriu padaryti, yra nukeliauti su valtim iki kažkokio kaimelio ir parsivežti kaimietį kaip draugą. Ir va, prie manęs čia gyvena, mačiau vėžlį, man atrodo, dar buvau čia matęs zombį. Bet jau, kai matot, čia nėra medžio šitoj saloj, tik gėlės, tai aš gyvenu prie dar vienos tokios salos, štai labai didelė, ir ten yra medžio, tai aš ten reisiu. Čia vat yra kola, kaip matau. Blemba, gal reikėjo pasimti man žemės, gerai, tuoj sugrįšiu. Tai vat užlipau. Ir įsikris medžio. Tai vat aš jau nusikirtau porą medžių ir dar akmens. Ir jau grįžau savo salą, bet aš ten užsikasiau, nes mačiau ten endermenai prie mano lovos. Tai bijau eit. Ir aš neseniai girdėjau, kaip ten aplink mane vaikšto visi monstrai. Tai palauksiu dienos ir vėl sugrįšiu pas jus. Po to aš nusprendžiau savo salą padaryti lygią platformą ir iškasti žemę. Tai aš va kiek nukasiau iš viso. Čia vat. Ir čia vat. Ir gal atrodo nedaug, bet vat pažiūrėkite į mano inventorių. Dar vienas stekas ir man išvis nebus vietos. Tai ką aš sugalvojau, kad aš, turbūt daugiau nebekasiu, nebent kai reikės, bet aš jau visur kur iškasiu. Padarysiu, pavyzdžiui, fermą. Ten gal auginsiu kažką, taip toliau. O namą statysiu čia viršui. Ir su visa šita žemė, kurią aš turiu, aš net pasakysiu, va čia, pavyzdžiui, visur, kad būtų dar daugiau vietos. Ir jo, bet dabar aš tą aišku nedarysiu, nes labai ilgai užtruks. Bet, man atrodo. Ir ką, aš žinau, ką man reikia padaryti, kad čia reikia pastatyti tvorą. Reikia pastatyti tvorą, dėl to, nes čia tie zombiai, kur vandeny gyvena, jie čia gali ateiti ir mane suvalgyti. Ir man reikia prisidėti torčių, kad čia nesirastų monstrai. Bet tai aš turiu 9 šitos medžius, kur auginti, ir aš pastatysiu tvorą, aš juos užauginsiu. Ir dar sugalvosiu, ką daryti. Va čia padariau, kaip sakiau, ir jeigu neaugs šitie medžiai, nes gali būti per mažai vietos, tai aš tiesiog čia gyvūnas perkelsiu, pavyzdžiui. Ir, ką aš daugiau pasakyti. Man atrodo, šitam epizodui gal užteks. Viską jau pasakiau, ką darysiu, man atrodo. Čia toks intro buvo. Iš karto užaugo vienas. Bet
A, dar va šitas atėjo dėdė pas mane. Pažiūrim, kas tai parduoda. Nu, kaip visada nieko gero. Aš net neturiu emeraldų. Tai va, tai susitiksime kitame epizode. Su jumis buvo Terminatorius. Šio epizodo įspūdis.